jeigu mes miegam nekokybiškai, labai trumpai, realiai mūsų tie dienos pasirinkimai automatiškai labiau eina link saldžių, tų tokių vadinamų komfortiškų pasirinkimų. Fizinis aktyvumas yra būtinybė tam, kad nesikauptų tie riebalai iš tų angliavandenių, iš cukrų. Tai tie, kas dirbam, pavyzdžiui, ofise, ar pavalgom kažkur, ar pačiame darbe valgom, ar už darbo ribų, nesisėskim vėl prie kompo iš karto. Ir vakare kartais, taip liaudiškai tariant, pramuša ir vėl pusę šaldytuvo visos valgau. Jeigu dienos metu maitinuosi, ten vienas vaisius, du saloto lapoje, ar ne, ir ten dar kas nors. Kalbant apie daržovės, rekomenduojama, kad per savaitę jų būtų bent 20 skirtingų. Ir tikrai nemažai žmonių sako, tiek nėra daržovių. Tai jeigu tikrai mūsų mityboje trūksta skaidulų, kas prisideda irgi prie cukraus kontrolės, pradedamas valgyti yra mūsų žarnynas. Situacija sėdim prie kompo, kas nors sunervina ar ne, ar e-mailas, ar vadovas, ar pavaldinys, kortizolis užkyla, cholesterolį gamina ir mes nejudam. Ir mes sėdėm. Tai fizinis aktyvumas čia įsijungia. Jeigu mes 10 minučių išlaukiam ir ypatingai, jeigu turim fizinio krūvio, mums tos emocijos visiškai kitaip persitvarko ir dažniausiai mes suvokiam, kad čia bandom užvalgyti emociją, o ne fiziologiškai esam alkani. Bėkit nuo to trenerio, kuris sako, kad viską sutvarkysiu tau tik fiziniu aktyvumu, ir bėkit nuo to dietisto, kuris sakys, aš tau viską sutvarkysiu su mityba ir tu gali ant sofos būti. Tie, kas nueina 7000 žingsnių kasdien, 14% turi mažesnę tikimybę turėti antro tipo cukrinį diabetą. Nerekomenduoju vaikytis madų. Dabar populiaru protarpinis badavimas ir reikia visiems. Tikrai visiems nereikia. Mūsų organizmas nieko nepraras, jeigu mes nevalgysim perdirbtos mėsos. Kalorijų bus perteklius, bet sotumo, kad mums maistinių medžiagų užtektų mūsų funkcionavimui, vis tiek trūks. Ir dieta iš esmės nėra gerai. Sveiki, mano vardas Kęstutis, jūs žiūrite tinklalaidę Ilgaamžiškumo pasas. Nekantrauju pradėti, todėl kad šiandien kalbėsim apie dalyką, apie vieną pagrindinių žmonijos instinktų, dalyką, apie kurį galvojam kiekvieną dieną, dalyką, kuris daugam iš mūsų teikia daug džiaugsmo, kai kam sukelia priklausomybę. Jeigu turim blogą santykį su tuo dalyku, gali sugriauti mūsų gyvenimą. Kaip ten bebūtų, tai mums kasdien yra labai svarbu. Žinoma, kad apie mitybą kalbėsim, apie ką jūs pagalvojat. Ir tom temam man šiandien padės kalbėti mūsų svečiai, tai Evelina Sabonaitytė Ivanauskė, gydytoja dietologė, LSMU Kauno ligoninės gydytoja dietologė, ir profesorius Arūnas Emeljanovas, Vilniaus universitetas, medicinos fakultetas. Arūnas yra mokslininkas, atliekantis tyrimus ir Vilniaus universitete, ir Lietuvos sporto universitete. Galbūt mums kalbantis šiek tiek bus progos daugiau pakalbėti apie konkrečius tyrimus. Taigi pradėkim. Metabolinė sveikata arba mūsų mityba. Evelinai, pirmą klausimą turiu. Cukraus kiekis kraujyje. Čia kaip amen poteriai, visi tą žino. Cukraus kiekis kraujyje. Kodėl tai svarbu? Cukrus šiaip yra svarbus mūsų sveikatai, jo negali būti nei per mažai, nei per daug, nes tiek ta būklė yra bloga. Tai mums labai svarbu, kaip ir visur, palaikyti pusiausvyrą ir kad būtų viskas normos ribose. Tai jeigu tiriantis cukrų, tai turėtų būti maždaug tarp 3,8–5,8, pagal Amerikos diabeto asociaciją iki 6,1 gali būti, jau virš bus prediabetas. Tai jeigu mes turime cukrų normoje, beveik viskas pas mus vyksta stabiliau negu už šitų ribų. Cukrus yra būtinas mūsų smegenų veiklai, judėjimui, kaip ir energija mums duodantis yra dalykas, bet fizinio krūvio mitybos pagalba tikrai svarbu, kad tai būtų
stabilu. Ir dėl to dažnai yra daromi tyrimai, galima tirti cukrų prieš valgį, po valgio, 2 valandos po valgio. Kitas dalykas, kuo galime, netgi sakyčiau, dar tiksliau įvertinti, tai yra glikuotas hemoglobinas, kuris tiek vyrams, tiek moteriams parodo tiksliau, nes dažnai prieš gliukozės tyrimą žmonės būna specialiai tam tikrų produktų nevalgo ir pati ta gliukozė kartais būna ne tokia vertinga kaip glikuotas hemoglobinas, kuris parodo realiai, kaip mūsų mityba vyko 3 mėnesius. Tai tas daug sunkiau yra apgauti. Evelina, apie glikuotą hemoglobiną šiek tiek vėliau. Man tai norėtųsi, kad suprastume paprastai. Tai iš kur tas cukrus atsiranda? Juk nevalgom mes cukraus. Mes valgom maisto produktus, suprantam, kad mityba turi būti kuo įvairesnė. Ir iš kur to cukraus? Iš maistinių medžiagų pagrindinis šaltinis yra angliavandeniai. Ir mūsų mityboje didžiąją dalį jie ir sudaro produktų, apie 70% yra vis tiek angliavandenių šaltinių mūsų mityboje. Ir cukrų labiausiai kelia, glikemiją kelia produktai, kurie yra su gausiai pridėtiniu cukrumi, tie nenatūralūs, kaip aš kartais sakau, su etikete produktai, tai jie labiausiai yra keliantis cukrų ir įvairiai apdoroti, perdirbti ir gausiai pridėti cukraus. Vis tiek aš norėčiau suprasti, angliavandeniai. Taigi sako, kad daržovės, vaisiai yra sveika. Tai turbūt turim įsivardinti savo, kad organizmui yra visiškai tas pats, ką mes suvalgom. Vis tiek jis viską pavers į gliukozę. Taip. Bet kokią formą mes gaunam tą gliukozę, tai yra skirtumas. Tai kiek žinau, tarkim, šakniavaisiai, daržovės įvairius, visą kitą, gliukozė turi krakmolo pavidalu. Tai gliukozės molekulės sujungtos į tam tikrą grandinę ir tai yra krakmolas, kurį vėliau mūsų fermentai suskaido iki gliukozės. Vaisiuose yra fruktozė, ar ne? Kita forma gliukozės. Kas dar? Skaidulos. Mes visi suprantam, kad labai sveika valgyti maistą, kuriame yra daug skaidulų. Kodėl? Taip, tai angliavandeniai, šiaip, kas dažnai būna maišoma, skaidulos nebūna tapatinamos su angliavandeniais, nors čia irgi kaip ar angliavandeniai prisiskaito prie to. Tai tie natūralų šaltiniai, viso grūdo produktai, daržovės, vaisiai, jie turi savyje tuo pačiu ir skaidulų, kas labai pagerina tą gliukozės sulėtinimą, kad jisai būtų įsisavinamas. Bet koks produktas, kurį mes suvalgysim, mums vis tiek kels cukrų ir tai yra normalu, tik tai svarbu, kad tai nebūtų labai dideliais kiekiais ir per daug tų svyravimų. Tai kuo mes daugiau valgome produktų, kurie yra natūralūs ir savyje turintys skaidulų, tuo realiai tas gliukozės kilimas vyksta stabiliau ir leidimasis vyksta stabiliau. Tuo pačiu ir mažesnis noras yra užkandžiauti, kas irgi dažnai būna problema. O dėl tų cukrų skirtumų, tai taip, yra krakmolas, kurį irgi dažnai bijoma ir bulvių kartais atsisakoma vien dėl to, kad krakmolas irgi toks kartais kaip baisus žodis yra, bet realiai galima jį valgyti, tik tais vėlgi žinoti plius minus kaip valgyti. Vaisius taip pat galima valgyti, kuriuose yra fruktozė ir tai yra mums vertingas dalykas, nes turi ir vitaminų, ir kitų reikalingų mikroelementų. Kalbant apie fruktozę, ko vertėtų privengti, tai tos fruktozės, kuri yra pridėtinė ir ten įvairiuose saldainiuose, sausainiuose, nes tai yra kitaip padaryta fruktozė, nenatūrali ir realiai jinai mūsų organizmą veikia kitaip ir ypatingai jeigu jauname amžiuje gaunama per daug fruktozės, tai gali ir hiperaktyvumą skatinti, jos reiktų privengti. Bet jeigu viskas yra gaunama iš tų tikrų natūralių šaltinių, tai kaip ir viskas turėtų būti normoje ir realiai tas cukraus svyravimas, jisai yra taip, kaip turėtų vykti ir nebūna tų, kaip sakoma, amerikietiškų kalnelių per didelių. Kur tas cukrus patekęs į mūsų organizmą keliauja? Kur organizmas pasideda jį? Šiaip keliauja jisai į raumenis ir kepenis ir jeigu yra gaunamas perteklius, tai tiesiog vėlgi tas
kaupiasi riebalų pavidalu, bet šiaip tai yra panaudojama ypatingai raumenynui visam, tai ką gali pritarti, ir taip pat saugomas yra ir kepenyse. Ir dėl to, jeigu tos gliukozės mes gauname per daug, vystosi ir suriebėjusių kepenų sindromas. Kepenys vienas iš tų dalykų, kurios pradeda gan greitai reaguoti. Nes problema yra ta, kad kai yra hiperglikemija, dažniausiai nebūna mums kažkokių labai simptomų. Mes tą galime tiesiog praleisti. Ir jau tada, kai būna rimtų simptomų, tik tada galima pamatyti, kad tai galimai buvo dėl tų aukštų glikemijos rodiklių. Gerai, čia jau noriu paklausti ir gerbimo Arūno. Tai išgirdom iš Evelinos, kad organizmas cukrų gali pasidėti arba deponuoti glikogeno formoje į kepenis. Kaip rašo literatūrai, apie 100 gramų cukraus kepenyse gali pasidėti. Bet 4 kart daugiau gali vidutinio sudėjimo žmogui pasidėti raumenyse. Taip pat glikogeno pavidalu. Jūs atliekat ir dalyvaujate įvairius mokslinius tyrimus susijusius su fizinio aktyvumo įtaka žmogaus sveikatai. Tai ar tiesa, kad fizinis aktyvumas duoda daug daugiau negu tik tais kažkokį tai funkcinį pajėgumą arba savijautą? Tikrai taip. Tiesiog gal visiems norėčiau priminti sveikatos apibrėžimą. Ne vien ligos ar negalios nebuvimas, o visiška fizinė, psichikos ar dvasinė, čia sinonimai būtų, ir socialinė gerovė. Tai galiu drąsiai užtikrintai pasakyti, kad fizinis aktyvumas prisideda prie visų 3 tų gerovių. Nes manau, tai yra šioks toks mitas, kad fizinis aktyvumas tai yra didžiulis gėris tik tai mūsų kūnui. Ne. Viskas aišku, kūnui tai žinoma, nuo 40 ligų ir daugiau net apsaugo fizinis aktyvumas arba jas atitolina. Bet psichikos sveikatai taip pat didžiulis gėris yra fizinis aktyvumas ir stimulacija, ir kognityvinėms funkcijoms, ir nuotaika, ir dopamino išsiskiria daugiau ir panašiai iš karto, tik išėjus pasivaikščioti. Ir ko visiškai dažnai pamiršta žmonės, ypač gal ir vyresni, sociumą. Socialumas, socialinis gyvenimas irgi ilgina, prisideda prie ilgamžiškumo, ilgina mūsų gyvenimą ir fizinis aktyvumas jį taip pat įtakoja iš gerosios pusės. Tai drąsiai galima pasakyti, kad fizinis aktyvumas yra būtinas visoms mūsų organizmo funkcijoms ir apskritai gyvenimui. Jeigu grįžtant prie gliukozės, apykaitos arba metabolizmo, tai supratom iš Evelinos, kad jeigu yra perteklius gaunamas su maistinėm medžiagom, su mūsų maistu, kurį valgom, tai daliai to pertekliaus cukraus organizmas pasideda raumenų sistemoje, glikogenų pavidalu. Tai tas fizinis aktyvumas, ką jis mums duoda? Jeigu kalbėti apie cukraus kiekio reguliavimą, žmonėms labai įdomu, kaip man greitai susimažinti cukraus kiekį, jeigu aš jau supratau, kad jis padidintas. Kalbant apie, tarkim, šuolius, ar ne? Gliukozės šuolius. Iš karto suvalgom, išgeriam saldaus gėrimo kažkokio, vaisių ten truputėlį daugiau reikėtų suvalgyti, bet kažkokį desertą, saldų, tai kraujyje iš karto atsiranda gliukozė. Ir viskas tvarkoj, jeigu tai būna kartą per dieną, 2 kartus, staigiai jinai išskaidoma į ląsteles, į audinius ir jinai sunaudojama, jeigu mes šiek tiek pajudam. Bet jeigu kartą, 2, 3, 4 ir mes nejudam, čia turiu galvoj per dieną 4, 5 ar 6 kartus mes gaunam tos gliukozės, to cukraus ir mes nejudam, tai jau viskas aišku, virsta viskas riebalais anksčiau ar vėliau, bet jeigu mes pajudam, mes sunaudojam, tiesiog energijai pakeičiam, ar ne? Tai fizinis aktyvumas yra būtinybė tam, kad nesikauptų tie riebalai iš tų angliavandenių, iš cukrų. Tai tas mechanizmas toksai labai paprastas. Fizinis aktyvumas prisideda prie sunaudojimo viso to, ką mes gauname. Gerai. Įsivaizduokim, Kęstutis nori valgyti. Tai fizinis aktyvumas. Ką profesoriau patartumėt? Tai ką man su juo daryti? Man prieš valgant pasportuoti? Ar iškart nuo stalo pakilus pasportuoti? Kas yra tas toksai receptas? Kaip man
išvengti ir tos gliukozės šuolių, ir jau pasekmių. Apie pasekmes šiek tiek dar pakalbėsim tų šuolių, bet jeigu grįžtant prie fizinio aktyvumo, tai ką man daryti? Man tai patinka ta 2 valandų tokia taisyklė. Tai prieš didelį krūvį 2 valandas nereikėtų valgyti. Taip pat sportuoti nereikėtų bent jau 2 valandas prieš miegą, bet šiaip tai geriau ir 4 ir daugiau prieš tą miegą. Vėlgi, turbūt kartais žmonės tokį mitą turi susidarę, kad jeigu jau pavalgiau, prisivalgiau, dar pailsėk, ar ne? Tai vat vienas turbūt iš tų mechanizmų, kai gaunam daug to cukraus, tas tingėjimas atsiranda, ar ne? Ir mes dar norim atsisėsti, o iš tikrųjų, ką rodo tyrimai, 15 minučių labai gerai būtų, jeigu mes pasivaikščiotumėm tik ką pavalgę. Žinoma, didelis krūvis tai nėra gerai, pilnas skrandis, neefektyvu organizmui, bet pasivaikščiojimas niekada nepakenkia, o kaip tik. Ir būtent su gliukoze lygiai tas pats. Kai tu esi fiziškai aktyvus, šiek tiek įdarbini tą raumenuką, tik ką pavalgius, gliukozės šuolis yra žymiai mažesnis. Į kraują jisai, kaip čia pasakyti, patenka šiek tiek lėčiau ir greičiau patenka į audinius, į ląsteles. Tai pasivaikščiojimas ir būtų labai gerai 15 minučių. Tai tie, kas dirbam, pavyzdžiui, ofise ar pavalgom kažkur, ar pačiame darbe valgom, ar už darbo ribų, nesisėskim vėl prie kompo iš karto. Pasivaikščiokim, nes tai tikrai yra didžiulis gėris mūsų organizmui. Vis tik noriu pasitikslinti, o vertėtų prieš valgant pasivaikščioti? Prieš valgant pasivaikščioti apskritai gerai, bet Visą kada. laiką. Ir ryte, ir vakare, bet manyčiau, jeigu yra galimybė, tai ir prieš, ir po galima, bet jeigu rinktis, tai geriau po. Okay. Dabar noriu vėl Eveliną kalbinti. Iš tikrųjų, kaip jūs galvojat, o kodėl mums norisi saldaus? Oi, čia labai daug yra dalykų, dėl ko mums norisi saldžiai. Vienas iš dalykų yra prastas miegas, manau, tai yra labai aktualu. Ir jeigu mes miegam nekokybiškai, labai trumpai, realiai mūsų tie dienos pasirinkimai automatiškai labiau eina link saldžių, tų tokių vadinamų komfortiškų pasirinkimų. Tai yra, taip pat yra emocinis valgymas, kas irgi labai, manau, yra didelė problema, ką mes atsinešame ir susikūrėme savo netgi vaikystėje. Tai visi karantinai labai parodė, kaip išryškėjo emocinis valgymas. Tai irgi norisi tų saldžių produktų ir tai labai dažnai vyksta dėl to, kad mes nesirenkame tų kokybiškų ir mūsų organizmui reikalingų maistinių medžiagų. Ir jeigu mūsų racione trūksta baltymų, riebalų ir mes gauname viską iš tų baltų miltų, saldumynų, nes turime polinkį, tarkim, juos valgyti, tai realiai mes juos labiau ir norėsim valgyti. Nes ir tie svyravimai, pakyla gliukozė, nukrenta gliukozė, ta tokia netikrą hipoglikemiją sukuria organizmas, mes vėl užvalgom saldumyną kažkokį, kuris mums neduoda tos ilgalaikės energijos ir dėl to mums vėl norėsi saldumyno. Tai realiai, jeigu mes įtrauktume į tuos pagrindinius valgymus baltymą, riebalą ir nevalgytume vien tų lengvai pasisavinamų angliavandenių, mums jų mažiau ir norėtųsi iš esmės. Čia gal galėčiau dar ir paantrinti ir pritarti. Labai svarbus dalykas, nes žmonės, truputį riebalų čia nėra sveika, gal baltymų bus per daug, bet jeigu mes normalaus tų 2 ingredientų, nei šiek tiek riebalo, nei juo labiau baltymų nesuvalgom, tai sotumo nėra. Ir vakare kartais, taip liaudiškai tariant, pramuša ir vėl pusę šaldytuvo visos valgau. Jeigu dienos metu maitinuosi, ten 1 vaisius, 2 saloto lapai, ar ne, ir ten dar kas nors. Ir tada noriu tai saldesnio, tai bandelė, tai kavutė, tai saldainis. Ir žiūrėk, tas ir kalorijų susirenka daugiau, ir vakare tu esi alkanas, nes greitieji angliavandeniai ne šiaip savo pavadinimas greitieji, jie ir susinaudoja greitai energijai. Tai baltymų riebalų labai labai reikia dienos eigoje, praktiškai kiekviename patiekale. Ne patiekale, viskame laike valgymo. Ir pusryčiai dar irgi labai svarbus, ką mes valgom. Nes
gan populiaru yra rinktis saldžius pusryčius, nors realiai tai glikemijos kontroliai labiau reiktų rinktis na tuos su baltymais, na nelabai saldžius pusryčius, arba geriau suvalgyti baltymo ir tada jau kažką saldžiai, o pas mus dažnai būna vos ne kroasanas pusryčiam. Ir tai yra populiaru ir realiai tai, nuo ko pradedam, tuo labiau dienos eigoje tada ir norėsis valgyti. Vis dėlto, kai kurie mano pažįstami sako, nu, kaip čia gyvenime taip yra. Viskas, kas skanu, tai yra nesveika. Ir tas skanumas dažniausiai, jeigu pasižiūri sudėtį, ten yra cukraus. Kaip mums tą cukraus kiekį, dar perėsim prie šuolių, bet kas veiksmingai galėtų mažinti cukraus kiekį? Na, aš nusidėjau, suvalgiau tą kruasaną, suvalgiau krakmolo. Ką man daryti, kad išlygint, kad sumažint tą cukraus kiekį? Šiaip tai tam jau nusidėjus sumažinimui, manau, labai dadės kolega, ką ir sakė, kad fizinis krūvis, tiesiog išeiti pasivaikščioti ir tai bus labai naudinga jau po to nusidėjimo, o šiaip, kad tas nusidėjimas nebūtų toks, na kaip galima sakyti, žalingas, tai geriau rinktis tuos natūralius šaltinius, kas ir seniau būdavo, nes jeigu tenais ir kažkokių daugiau uogų suvalgysi ar kažko, tai nebus taip organizmui nepalanku, kaip prisivalgyti kažkokių tų pridėtinių dalykų, nenatūralių. Šitoj vietoj suklusau. Prisivalgyti daugiau uogų arba vaisių. Palaukit. Tai klausimas toks. Dabar jisai gana aktualus. Tai ar vaisiai ir uogos, ar sultys? Ką rinktumėte? Visada vaisiai ir uogos. Šiaip visą laiką rekomenduočiau rinktis tai, ką mes galim kramtyti, nes tai labai yra svarbu mūsų visai žarnyno veiklai ir ką jūs sakėt, kad fermentai išsiskiria. Jeigu mes viską geriam arba perdirbtą maistą renkamės, kuris yra netiek reikalaujantis kramtymo, realiai jis ištyžta ir mes jį galim nuryti, visiškai kitaip išsiskiria fermentai ir visas tas sotumo jausmas netgi yra kitoks ir tie glikemijos šuoliai visai kitokie. Tai tikrai rinktis vaisių ar uogą natūralioje būklėje, nes ir glikeminis indeksas, jeigu mes iš to paties obuolio išspausim sultis, jau bus didesnis ir tas pats glikemijos svyravimas bus didesnis. Taip, Arūnai. Dar pridėčiau, mes įsivaizduokit, apelsinus 4 taip greit nesuvalgysim, o sulčių tai mes iš 4 apelsinų labai greit. Tai vėl ir cukraus kiekis. Taip, cukraus bomba mūsų organizmui. Dėl kramtymo jau aiškiai nustatyta, žandikaulis pas žmogų mažėja. Tai todėl, kad, 1000 metų atgal mes žalią mėsą valgydavom, 10 000 metų atgal. Virškinimo traktas buvo žymiai ilgesnis, dabar viskas trumpėja ir tai nėra gerai. Žandikaulis turi išlikti toks, koks yra, sakandis, vaikų dantis blogai vystosi, jeigu jie nekramto, jeigu tik prie tyrelių pripratę. Tai kramtymas, dar apie ką gal neužsiminėm, vaisiai, daržovės, jie turi žinoma ir cukraus, ir tie greitieji angliavandeniai, skaitomi dalis jų, ta ląsteliena, kas labai gerai išvalo mūsų organizmą. Jie yra šluota, kitaip tariant, netirpus tie angliavandeniai yra šluota mūsų organizmui. Bet, kas dar labai svarbu, antioksidantai. Kuo ryškesni vaisiai ar daržovės turi ir kuo skirtingesni, vis skirtingų antioksidantų. Jie kovoja su laisvaisiais radikalais. Jeigu daug laisvųjų radikalų, vystosi oksidacinis stresas, o tai mus sendina. Tiesioginė žodžio prasme sendina, o tie vaisiai, daržovės turintys antioksidantų, nesakyčiau, kad labai jau atjaunina mus, bent jau neleidžia ląstelėms dėvėtis taip greitai. Ir dar kas labai svarbu yra įvairovė. Tai tikrai teisingai. Neturėtų būti kažkoks vienas mėgstamas vaisius ar viena mėgstama daržovė, tai tikrai ypatingai, kalbant apie daržovės, rekomenduojama, kad per savaitę jų būtų bent 20 skirtingų. Ir tikrai nemažai žmonių sako, kiek nėra daržovių, bet realiai jų tikrai yra ir kuo įvairesnių spalvų rinktis ir tai irgi labai svarbu yra mūsų žarnyno veiklai, mikrobiotai, kas dabar labai irgi populiaru kalbėti. Ir irgi, kuo mūsų žarnynas yra sveikesnis, tuo visi ir tie pasisavinimai, apdorojimai, viskas vyksta visiškai kitaip.
Ir dėl to vat, ir turi mūsų mityboje būti ir vaisių, ir daržovių, nes, na dabar vėl visą laiką yra tų skirtingų madų, dabar esu girdėjusi, mada yra atsisakyti visiškai angliavandenių ir realiai, na, nėra tų ilgalaikių. Vadinamoji keto dieta. Tokia netgi dar rimtesnė, kur, na, tikrai, tos tokia tikra keto dieta. Tai, na, nėra tų ilgalaikių labai tyrimų, bet realiai tie tyrimai, kokie yra, matosi, kad jeigu tikrai mūsų mityboje trūksta skaidulų, na, kas prisideda irgi prie cukraus kontrolės, pradedamas valgyti yra mūsų žarnynas. Ir, na, tam tikros medžiagos bandomos gauti tada iš pačio savęs, tai irgi tai kenkia, tai tikrai, na, manau, reikia remtis mokslu ir skaidulos mums yra reikalingos, ką vat, mes gauname tik iš augalinės kilmės produktų realiai. Gerai, tai žiūrovams noriu dar vieną dalyką pasakyti, vaisių mėgėjams. Vaisiuose yra fruktozė. Ji kraujo tyrimuose įprastiniuose neaptinkama, bet ji prisideda prie to, ką mes dabar kalbėjome ir, na, turim visi atsiminti. Fruktozė niekur kitur ir jokia kita forma nepasidedama organizme, tik į riebalus. O kaip tai susiję su ilgamžiškumu, profesorius Arūnas jau tokią užsiminė ir oksidacinį stresą paminėjo, tai aš dar noriu priminti, kad žiūrėdami tinklalaidę ilgamžiškumo pasas, jūs karts nuo karto ekrane pamatysite QR kodą, galite jį nusiskenuoti savo telefonuose, parsisiųsti tam tikrą ilgamžiškumo pasą, tai skaitmeninį dokumentą, kuriame galėsite įrašyti savo mintis, įžvalgas, kurias susirinksite stebėdami šitą tinklalaidę arba gale laidos išgirdę mūsų svečių tam tikrus patarimus. Tai grįžkim prie temos, supratom, kad gliukozė, įvairios jos formos, nėra blogis savaime, blogis yra jos kiekis. Ypač, kai tas kiekis pašoka labai greitai. Ir tai vadinama gliukozės lygio arba gliukozės šuoliais, tiesiog trumpai sakant. Tai kodėl yra blogai tie šuoliai? Kas čia blogo? Suvalgiau, pašoko, taigi nukris. Realiai, jeigu, na, pas mus dienoje yra per daug tų šuolių, tai ir oksidacinis stresas atsiranda, ir tas pats, nežinau, hiperlipidemijų rizika yra didesnė, širdies ir kraujagyslių ligų rizika yra didesnė, vystosi insulino rezistencija, jeigu, na, vis irgi yra iššaukinėjama. Ir realiai tai mūsų ilgamžiškumą labai blogina ir mus daug greičiau sendina. Tai kaip ir Susakėt visus pagrindinius dalykus, bet aš noriu šiek tiek detaliau. Čia yra gera proga, turim specialistus, tai eikim iš eilės. Kaip aš fiziškai tai jaučiu? Ką aš jaučiu, kai yra šuolis? Kaip man suprasti, be glikomačio, be kažkokio tai sistemingo cukraus kiekio tyrimo? Kaip man suprasti per pojūčius, kai yra šuolis ir kai yra ta duobė? Realiai, kaip ir prieš tai minėjau, tos hiperglikemijos dažniausiai mes nejaučiam kažkokiais simptomais, o hipoglikemija, tai, na, tas žemesnis cukrus, tai tiesiog gali būti prakaitavimas, vėlgi noras valgyti tuo pačiu, kad pakelti tą... Noras užkandžiauti. Taip, noras užkandžiauti, atsiranda silpnumas, energijos trūkumas, na, tie tokie pirminiai dalykai, dėl ko mes dažniausiai ir einam valgyti šiaip. Na, tas toksai nuotaikos neturėjimas, darbingumo sumažėjimas, visi tie dalykai, na, tikrai gali pasireikšti, bet, na, reiktų vėlgi įvertinti, ką mes valgiam ir ar tikrai jau čia reikia eiti vėl valgyti bandelę, jeigu mes ką tik valgėme bandelę, nes tai turėtų būti, na, tokie ilgesnės energijos mums duodantys produktai. Mes ne endokrinologai, bet turim paminėti turbūt vis tiek, kaip organizmas dorojasi su padidintu cukraus kiekiu. Sureaguoja mūsų kasa, išsiskiria insulinas. Insulinas yra skirtas tam, kad palengvinti gliukozei patekti į ląstelių vidų. Paprastas dalykas, kad jos ten lengviau patektų. Jis kaip nors nevirškina tos gliukozės ar dar kaip nors, kai žmonės įsivaizduoja, bet vis dėlto, kai palengvėja patekimas į ląstelės vidų,
cukrus keliauja tiesiai į mūsų energijos jėgaines, mitochondrijas. Tačiau tos mitochondrijos turi tam tikrą gebėjimą, kiek tos energijos perdirbti į tam tikrą, pavadinkim, cheminio tipo elektrą, kad mes turėtume tos energijos. Tai kitaip sakant, aš gavęs tos gliukozės galiu pajausti ir energijos antplūdį. Taip. Laikiną. Dingsta hipoglikemijos simptomai. Taip, bet jeigu vis dėlto tos gliukozės yra per daug, tai vyksta keli procesai. Mitochondrijos, pradeda blogiau veikti. Jos yra perkrautos, jos nesugeba tiek paversti į energiją tos gliukozės ir atsitinka profesoriaus Arūno paminėti dalykai. Atsiranda laisvieji radikalai. Laisvasis radikalas, paprastai tariant, yra molekulė, kuri prie ko prisiliečia, tą pažeidžia. Jeigu prisilietė prie ląstelės sienelės, pažeidė. Jeigu prisilietė prie kažkokio kraujo kūnelio, pažeidė. Jeigu prisilietė prie kitų audinių, kad ir sąnarių, kremzlių, pažeidė. Viską pažeidžia. Ir tas oksidacinis, tų laisvųjų radikalų kiekis sukuria vadinamą oksidacinį stresą. Ir čia jau mes kažkaip artėjom prie vėl profesoriaus srities, nes šitie energijos pertekliaus sukelti svyravimai ir oksidacinis stresas tam tikrą prasme yra susijęs su mūsų amžėjimu, mūsų ne tik raumenų sveikata, bet ir cholesterolio apykaita. Profesoriau, kaip mūsų raumenų masė arba fizinis aktyvumas susijęs su cholesterolio kiekiu? Čia vėlgi labai įdomus dalykas su cholesteroliu, raumenynu ir su stresu. Vėl viskas aišku, kad judesys mažina cholesterolio kiekį, jisai greičiau išskaido vėl į audinius ir panašiai. Bet norėčiau papasakoti tokį įdomų labai pavyzdį su stresu, bet cholesterolio sąsaja ir su fiziniu aktyvumu. Tai kai mes turim stresą, išsiskiria, tas populiariausias streso hormonas kortizolis. Kortizolio gamybai reikalingas cholesterolis. Tai jeigu kortizolis atsiranda, kepenys jau supranta, kad reikia gaminti cholesterolį, nes 70–80%, kaip žinia, cholesterolio pagamina kepenyse. Ir visa tai veikia tūkstančius metų atgal. Kai kortizolis padidėja streso metu, tai reikia kažką gaudyti ar ne. Arba pačiam bėgti. Kai reikia nuo kažko bėgti, gintis ar kovoti, toks buvo gyvenimas išlikimo, ar ne? Tai tada viskas gerai, ir kortizolis duoda energijos, ir cholesterolis dar duoda energijos. Bet dabar tai neveikia. Tai tas fizinis aktyvumas visą tai labai gerai sureguliuodavo. Bet dabar mes turim situaciją, sėdim prie kompo, kas nors sunervina ar ne, ar e-mailas, ar vadovas, ar pavaldinys, kortizolis užkyla, cholesterolį gamina ir mes nejudam. Ir mes sėdėm. Tai vat fizinis aktyvumas čia įsijungia. Tai visiems sakau, ne tik dėl cholesterolio pasivaikščioti, bet padarykite eksperimentą. Turim stresinę situaciją, išeikim pasivaikščioti. Nei karto negrįžau blogesnės nuotaikos arba dar su didesniu stresu. Nei karto. Visada ramiau, ir tas stresas netoks didelis, ir tas vadovas netoks blogas, ir tas e-mailas netoks jau ten kažkoks problematiškas. Ir tuo pačiu ir cholesterolį greičiau išskaido. Tas gerasis cholesterolis, jeigu reikia, surenka, tas blogasis kabutės, jeigu reikia, greičiau patenka į audinius. Tai fizinis aktyvumas, galima turbūt drąsiai taip sakyti, kad padeda sureguliuoti cholesterolio kiekį mūsų organizme. Dar biškį pridėsiu. Tas pats yra ir emocinis valgymas, kaip sakiau, jo labai daug, kur daug mes tų perdirbtų angliavandenių dažniausiai vartojam. Tai lygiai taip pat, jeigu būtų išėjimas, kad ir 10 minučių, irgi labai padeda su tuo susitvarkyti. Nes dažniausiai, jeigu mes 10 minučių išlaukiam ir ypatingai, jeigu turim fizinio krūvio, mums tos emocijos visiškai kitaip persitvarko ir dažniausiai mes suvokiam, kad čia bandom užvalgyti emociją, o ne fiziologiškai esam alkani. Tai fizinis krūvis labai labai prisideda prie daugelio problemų, kas ir su mityba tuo pačiu gali sėtis.
Tai tie šuoliai sukelia oksidacinį stresą, kuris vėliau susijęs su lėtiniu uždegimu, cholesterolio apykaita. Kitaip sakant, vyksta mūsų amžėjimas, pagreitėja senėjimo procesai, galima sakyti, nes lėtinis uždegimas yra tiesiogiai susijęs su daugybė mūsų gyvenimą trumpinančių procesų. Profesoriau, tai sporto treneriai, kūno rengybos specialistai, kineziterapeutai daro ne tik sukuria fizinio aktyvumo programą, bet jie kalba dar ir apie kažkokį tai mitybos planą žmonėms, kurie fiziškai aktyviai nori pakeisti savo, sakykime, fizinę sveikatą. Kiek jūs galit pakomentuoti, tai tas mitybos planas koks nors slaptas, tik sportininkam, tik tiems, kurie eina į sporto salę, mes čia galim sužinoti, kokie ten principai naudojami tos mitybos? Na, čia labai individualu. Žinoma, kad daugam sakau tą frazę, bėkit nuo to trenerio, kuris sako, kad viską sutvarkysiu tau tik fiziniu aktyvumu, ir bėkit nuo to dietisto, kuris sakys, aš tau viską sutvarkysiu su mityba ir tu gali ant sofos būti. Tai miksas. Ir mitybą reikia prisižiūrėti, ir fizinį aktyvumą, bet aš kažkaip į tą mitybą siūlyčiau ilgalaikiai perspektyvoje jokių dietų, kad nebūtų, o būtų pasirinkimo principai. Pasaulio sveikatos organizacija ir visos kitos sako, Viduržemio jūros mitybos principai, ne dieta. Na, tas diet vertinys gali būti iš anglų kaip ir tiesiogiai dieta, bet iš tikrųjų yra principai. Tai ten nereikia skaičiuoti 5 gramai to, 30 gramų ano, ten 10 ml to, ten pasirinkimas. Ar tu renkiesi dažniau žuvį, ar raudoną mėsą, kaip pavyzdys, ar baltą mėsą, ar raudoną. Ar renkiesi daržovės, vaisius, ar kažką kitą. Alyvuogių aliejų, ko mes nepaminėjom, dar prie antioksidantų. Polifenolių dabar populiaru alyvuogių aliejus yra ir virš 1000, tai šalia vaisių arba net su vaisiais galima, arba su daržovėmis, jie taip pat kovoja su tais mūsų aptartais laisvaisiais radikalais. Tai laikantis tokių paprastų principų, aš manau, būtų žymiai geriau, bet žinoma, žmonės, kurie turi tam tikrų iššūkių, tarkim, su kūno svoriu, su kūno masės indeksu, jiems ko gero reikėtų tam tikrų planų, bet čia jau turėtų įsijungti dietistas, nemėgėjas, taip pat kaip ir trenerių negali dirbti kiekvienas, tai ir planų neturėtų išrašinėti kiekvienas. Ir manau, negali būti kažkokio unikalaus plano 100 žmonių. Labai individualu. Amžius, masė, miego įpročiai, stresas, tiesiog balansas tarp gyvenimo, darbo ir poilsio. Tai čia taip negalėčiau net įvardinti kažkokių minimalių principų, bet geriau, kad tai būtų tiesiog bendras geras fizinis aktyvumas atitinkantis visas rekomendacijas ir žinoma tie mitybos principai, kur tau nereikia kvaršinti savo galvos. Tu juos gali per pusę metų, per metus kažkaip išsigryninti ir turėti ir įvairovę. Tai iš jūsų girdžiu, kad nėra čia būtina skaičiuoti kalorijas, žymiai svarbiau yra derinimas, įvairovė ir tas kompleksinis toks, kad būtų ir fizinis aktyvumas, ir dieta. Nėra kažkokių slaptų dietų, kurias naudoja tik tais kūno rengybos specialistai, o mes paprasti mirtingieji nežinom apie juos. Jo, nėra ir dieta iš esmės nėra gerai. Dieta, ligos kažkokios atveju, ar ne? Arba didelio meistriškumo sportininkai, profesionalai, bet ten jie atskiri, jie nepapuola į tų mirtingųjų, ar ne? Tai ten jie turi ir savo gydytojus, ir dietistus, tai nesifokusuokim į juos, jeigu paprastiem, tai jokio slaptumo nėra. Tada Evelinos noriu paklausti. Testas. Turiu didelę lėkštę ant stalo ir ten padėta žalios daržovės, reiškia kažkokios tai lapinės daržovės, šakniniai kažkokie šakninės daržovės, padėta baltymo, kažkoks tai pavidalas, žuvis arba mėsa, padėta riebalų ir padėta kažko, kas turi krakmolo. Tai
Kaip man valgyti? Visko po truputį, taip suvalgyti. Kokiu eiliškumu ir kodėl tai svarbu? Dažniausiai šiaip didžioji dalis valgo visko po truputį, bet būtų gerai pradėti nuo daržovių, ypatingai, kur gausiau yra skaidulų, tai suvalgom daržovių, baltymo, riebalo ir tada turėtų eiti. Atsiprašau, bet galite pasakyti mums, tai kokios čia daržovės, pavyzdžių, kur yra daug skaidulų, kaip jas atpažinti, žinot kaip? Realiai šiaip įvairias daržovės turėtų būti, nenorėčiau išskirti kažkokių, nes jų įvairovė, kuo didesnė, tuo geriau, kaip sako visa vaivorykštė, turėtų būti lėkštėje. Lapinės tos pačios daržovės, kalbant apie šaknines daržovės, gal jas po lapinių daržovių. Tai brokolis ar bulvė? Pasakiau dvi daržovės. Tarkim, pirmiau brokolis ir tada bulvė, vėlgi žiūrint, kaip jinai dar ir paruošta yra, nes ir tas paruošimas prisideda prie to krakmolo pasisavinimo. Bet labai svarbu, kad bulvė nebūtų nurašoma ir bijoma jos valgyti, nes irgi turi labai daug naudingų maistinių medžiagų. Dabar galime eiti prie eiliškumo. Pabaigoje. Taip, bulvė pabaigoje, nes joje daugiau krakmolo. Taip. Brokolyje daugiau skaidulų. Taip. Taigi suvalgau skaidulų, tai lapinės kažkokios, tai žodžiu, šaknys, lapai, stiebai. Tai kitaip sakant, kaip aš galiu atpažinti, ar ne, dar kur yra skaidulų. Ką tada valgau? Baltymas, riebalas, tai mėsa, žuvis, kažkas to. Baltymas po to eina. Ir tada jau kažkas, kas turi daugiau riebalų. Taip. Dažnai būna kompleksiškai ir baltymo, ir riebalo. Tai sunku atskirti. Dažniausiai, kur jau yra baltymo, ten yra kažkiek ir riebalo, bet eiliškumas būtų toks. O kokia čia logika? Kodėl taip yra sveikiau skaidulos, baltymas, riebalai ir tik tada krakmolas? Skaidulos, baltymas, riebalas realiai apsunkina greitą gliukozės pasisavinimą. Tai to yra tokios kaip kliūtis, kad taip greitai nebūtų įvesta į ląstelę. O kam to reikia? Ne taip greitai vyksta gliukozės tie šuoliai. Ne tokie dideli, tai viskas vyksta. Šuoliai. Jie vyksta, visada pavalgius jie vyksta, bet jie vyksta, ne tokiais pikais dideliais, o viskas vyksta lėčiau, viskas palaipsniui yra įvedama, nes tiesiog, lėtesnis yra maistinių medžiagų pasisavinimas, kai jau skrandyje yra skaidulų, baltymo, riebalo. Tiesiog tokia tvarka sulėtina gliukozės tuos perdėtus šuolius, nors mes realiai maistą valgom visiškai tą patį. Tai skamba labai patraukliai. Valgyt galiu viską. Man tik reikia galvoti ne tiek apie kiekį, kiek apie eiliškumą. Gal kokios proporcijos dar svarbu? Ne? Viskas yra svarbu, nes ir tas kiekis irgi turėtų būti neperdėtai didelis, bet šiaip žiūrint dažniausiai, jeigu mes tikrai gauname pakankamai baltymų, pakankamai riebalų, mes ir kramtome maistą, kas irgi labai svarbu, mes pasisotiname ir dažniausiai tos porcijos nėra perdėtai didelės, jeigu jau tas skrandis nėra ištampytas. Jeigu mes valgom atvirkščiai, didesnė tikimybė, arba trūksta baltymo, riebalo, mes dažniau suvalgom kaip tik didesnės porcijas, daugiau kalorijų. Ir jeigu tai yra perdirbti produktai, tenais tų kalorijų kiekis tiesiog yra didesnis, nors mes sotumo nėra, kad labai pajaustume ir dažniausiai mums vis tiek organizmas ves ir rodys, kad dar reikia kažko, dar reikia. Ir jeigu mes nesirinksim baltymo, riebalo, skaidulų turinčių produktų, mes taip ir nuolat užkandžiausim, kalorijų bus perteklius, bet sotumo, kad mums maistinių medžiagų užtektų mūsų funkcionavimui, vis tiek trūks. Tai kiek yra rekomenduojama kartų per dieną valgyti? Čia taip irgi priklauso nuo žmogaus, nuo to, kokių jisai ligų turi. Su mano sutiktais pacientais dažniausiai yra tinkama 3 pagrindiniai valgymai ir 1 užkandis. Dažnai tas užkandis yra reikalingas dėl to, kad tarp pietų ir vakarienės pas didžiąją dalį žmonių būna labai didelis tarpas, nes ten po darbo vaikus pasiimti, sportas, ten kažkokios kitos veiklos. Tai tas toksai suplanuotas užkandžio turėjimas, jisai padeda grįžus namo, kaip žmonės sako, nevalgyti to, ką randa šaldytuve. Ir aš išsiaiškinu, kad čia dažniausiai sumuštinis gaunasi iš to, kas būna šaldytuve. Tai tiesiog padeda viską sustyguoti taip, kaip turi būti. Nes jeigu praeina daugiau nei 5-6 valandos taip tarp valgymų, mums pradeda truputėlį reikėti to energijos papildymo. Tai tiesiog suplanuotas užkandis, ne bandelė, tai jisai dažnai būna naudingas. Tai kaip ir 4 plius minus taip valgymai.
Bet paminėjo dar ir tai, kad po 5-6 valandų jau čia kaip skamba jau toks protarpinis badavimas. Profesoriau, ką jūs apie tai galvojat? Badavimas, protarpinis badavimas, ar tai naudoja sportininkai, ar tyrimai patvirtina kažkokius tai pliusus ar minusus tokio režimo? Straipsnių yra nemažai ir čia mano kolegos vienam universitete tai labai daug dirba su protarpiniu badavimu. Bet jeigu taip paprastai tariant, priklauso kam. Tikrai nerekomenduoju vaikytis madų. Dabar populiaru protarpinis badavimas ir reikia visiems. Tikrai visiems nereikia. Įsivaizduokit liekną žmogų, turbūt kokie mes čia esam. Ir jam protarpinis badavimas. Kokiu tikslu? Jeigu šiek tiek turim riebaliuko arba jeigu daugiau turim, tai protarpinis, vienur ten skaičiuojama, kad jau nuo 12 valandų, ten kitur ten 16, 18, tai viskas tvarkoj, tu 18 ar 16 valandų negauni energijos, negauni ir tų pačių greitųjų angliavandenių, organizmui nieko nebelieka, kaip tik energiją imti iš riebalų. Bet jeigu pas mus nėra tų riebalų. Tai vat čia labai priklauso kam. Ir būtinai pasikalbėti jau ne tik su treneriu, o su gydytoju. Ar tikrai visi gali, ar neturi problemų su gliukoze, ar neturi problemų su kažkokiu gal užslėptų ligų žmogus turi ir nežino. Būtinai tyrimus pasidaryti, būtinai pasitarti ir tik tada imtis to protarpinio badavimo. Bet žinoma, tas koks nors 12 valandų, tai ten gal ir nereikia nei su nieko tartis, nes jeigu tu 7 vakarienę turi ir jokių užkandžių, ypač saldžių, ten 10 prie televizoriaus, tai jų tikrai nereikėtų. Ir pusryčiauji ten 7 ar ten 10-12 valandų, tas taip natūraliai. Jeigu susidėlioja žmogų, jeigu yra komfortabilu, tai tikrai gali būti. Bet tų ilgesnio laiko čia jau reikia taip, aš atsargiai į tai žiūriu. Protarpinis badavimas, keto mityba labai yra populiarūs tiesiog pasilaikyti ir labai dažnai galima prisižaisti su tuo ir ypatingai moterims, kur ypatingai tas hormonų svyravimas vyksta, tai tikrai pasitarus, žinant, kas vyksta jau iki protarpinio badavimo su tavo kūnu, tada galėtum laikytis. O šiaip, kaip ir minėjo, 12 valandų yra labai standartinis ir geras laikas, realiai yra nevalgyti. Natūralus toks. Taip, visiškai, nes mes neturėtume prieš einant miegot lovoje pavalgyti ir tik atsikėlę lovoje irgi neturėtume valgyti. Tai tie tarpai yra reikalingi ir kaip ir kalbėjom, tas miegas irgi labai svarbus yra visai mūsų sveikatai. Tai jeigu mes prieš miegą gausiai prisivalgom, mūsų miego kokybė yra irgi prastesnė. Mums gali atrodyti gal, kad mes pailsim, bet realiai, žiūrint moksliškai, tyriant, tai tas miegas yra gerokai prastesnis. Taip, tos fazės yra netokios ir vėlgi tai gali pakenkti. Tai tas 12 valandų tarpas jis yra toks labai optimalus ir labai, sakyčiau, netgi rekomenduojamas bandyti jo laikytis. Tai ar gerai ar blogai turėti šiek tiek paodinio riebaliuko? Šiaip gerai. Šiek tiek gerai. Taip. Kodėl tai yra gerai? Moterims ypatingai tai yra svarbu prie menopauzės, premenopauzės, nes tai yra kaip ir estrogenų vienas iš šaltinių pasidaro, kai kiti nunyksta, tai šiek tiek tas sveikas riebalinio audinio turėjimas, jisai yra reikšmingas. Ir nėra gerai nei kaip per daug, nei kaip per mažai. Tai viskas, kaip ir visur turėtų būti balanse. Čia papildyti norėčiau. Šiuolaikiniam tokiam kontekste lyg ir populiaru, arba siekiamybė turėti pilvo presą. Moterims taip pat. Ir čia šiek tiek yra, nesusipratimas su gamta. Riebaliukai ant pilvo moteriai duoti ne dėl grožio. Ir tas sixpackas, liaudiškai tariant, jeigu tampa, nėra labai gerai. Riebaliukai ant pilvo yra vaisiui ir apsaugoti, ir jį turėti, ir prisidėti prie moters tos hormoninės visos sistemos. Tai tos merginos, tos moteris, kurios labai siekia turėti tą itin liekną liemenį ir raumeningą
pilvo presą, reikėtų susimastyti, ar čia grožis, ar sveikata, kažkur reikėtų balanso, tai nesiekti tų madų visiškai sauso ir raumeningo pilvo preso. Supratom. O dar noriu paklausti, žmogus atrodantis, tarkim, normalaus kūno sudėjimo, tačiau jis nebūtinai yra sveikas metabolinė prasme. Aš kalbu apie vadinamosius vidinius arba visceralinius riebalus. Tai Evelina, ar galite šiek tiek mums pakomentuoti, kur čia paslaptis yra, kad išoriškai galiu atrodyti neturintis viršsvorio, o iš tikrųjų viduje vyksta negeri procesai? Taip, tai čia tikrai yra problema, nes dažniausiai tiek gydytojai, tiek žmonės turintys tą tokį sudėjimą, tiek net aplinkiniai net nepagalvoja, kad gali būti problemų kažkokių. Tai tam yra įvairūs tyrimai, kūno sudėties analizė, tas toks elementariausias, kur galima įsivertinti, koks tas raumenynas, kiek yra visceralinių riebalų, nes mes tos poodinius riebalus matom ir dažniausiai mes juos ir norim pakoreguoti, visceralinių riebalų mes nematom. Ir jeigu tų vidinių riebalų aplink mūsų organus yra per daug, tai realiai yra tos pačios grėsmės kaip ir su antsvorį ar nutukimo liga sergančiam žmogui. Tai yra svarbu ir dažniausiai tai ir yra pražiūrima, nes jeigu mes vizualiai matom, kad nutukimo liga sergantis žmogus, mes jį lengviau ir nukreipinėjam kažkur, ar ten rekomendacijas kažkokias duodam, bet jeigu vizualiai to nesimato, gan dažnai tai būna pražiūrima, o rizikos yra visiškai tos pačios. Ir netgi ne visada tą antsvorį turintis žmogus bus labiau metaboliškai nesveikas negu tą normalų sudėjimą turintis žmogus. O kaip tai atsitinka? Ir, pavyzdžiui, tas vadinamasis nealkoholinis kepenų suriebėjimas, apie kurį žmogus gali tiesiog sužinoti per vėlai, kokie čia procesai nulėmė, ko čia mums saugotis? Arba... Vėlgi tie patys gliukozės šuoliai. Gliukozės šuoliai. Taip, tai irgi labai labai prisideda prie to riebalinio audinio, kaip ir kalbėjom, kaupimo. Tai vieniem jis vienur atsideda, kitiem kitur ir ypatingai, kadangi kepenys labai dalyvauja visuose šituose procesuose, tai jeigu per dideli tie svyravimai ir jų per daug, nejučiamis kaupėsi tas riebalas kepenyse. O dažniausiai šiaip būna, jeigu pasako, kad ten tau suriebėjusios kepenys yra atsisakoma riebalų vartoti, nes ten cholesterolis daug kam baisu, bet kad tai siejasi su gliukoze nelabai net kartais būna pagalvojama. O jūs kaip gydytoja dietologė sutinkat su teiginiu, kad cholesterolis esantis maiste niekaip nesusijęs su mūsų cholesterolio kiekiu kraujyje? Taip. Ir šiaip cholesterolis mums yra reikalingas irgi, nes iš pacientų dažnai būna taip, kad oi ne, avokado ar ten netgi ir kartais alyvuogių aliejaus būna nevalgau, nes tikrai kels cholesterolį. Vis dar yra baisu ir su kiaušiniais tas pats, kas iš seniau ten atėję, bet tai yra skirtingi dalykai. Tam tikri mitai. Gerai, dar nuskambėjo žodis rizikos. Pagazdinkim šiek tiek vieni kitus, kokių ligų rizika padidėja, jeigu mes nepasistengiam padaryti tą cukraus kiekio kreivę plokštesnę. Kokios rizikos pagrindinės? Tai tos dažniausiai kalbamos ir sutinkamos, tai antro tipo diabetas ir įvairios širdies ir kraujagyslių ligos, tai dažniausiai tai yra didžiausia grėsmė žmonėms, bet manau dar kas labai svarbu, tai yra ir psichologinė sveikata ir kuo daugiau tų svyravimų mūsų ir psichinė sveikata kenčia ir tos pačios neurodegeneracinės ligos irgi didesnė tikimybė, kad daug greičiau pasireikš, jeigu perdėtai yra tie svyravimai. Ir net ne visą laiką ten konkrečiam žmogui, vėlgi žiūrint pagal genetiką, gali vystytis diabetas ar ten širdies ir kraujagyslių ligos, bet gali padėti iššaukti tas neurodegeneracinės, pavyzdžiui, ligas. O šiaip, kas siejasi su cukrum, tai yra begalė ligų. Tai bet tos dažniausiai yra sutinkamos ir jų dažniausiai yra bijoma. Profesoriau, ar tai fizinis aktyvumas gali padėti išvengti, pavyzdžiui, antro tipo cukrinio diabeto? Atitolinti tai tikrai. Arba riziką sumažinti tai 100%.
Paprastas pavyzdys. Va čia praeitų metų mokslo metaanalizė didžiausia dėl žingsnių. Buvo lyginami žmonės, kurie eina nuo 2000 žingsnių ir 7000 žingsnių. Tai tie, kas nueina 7000 žingsnių kasdien, 14% turi mažesnę tikimybę turėti antro tipo cukrinį diabetą. Tai čia paprasti žingsneliai. 7000 žingsnių nėra daug. Mes dažniausiai surenkam kasdien. Nenori tiek nueinam. Nu, ne visada, jeigu liftai ištisai, jeigu automobilis, bet tikrai lengva, tai jau 14%. O jeigu tu padarai kokią nors kardio treniruotę, o jeigu į sporto klubą nueini, tai atitolina dešimtis procentų. Dar beje apie žingsnius prisiminiau, tai pasakysiu, kiek atitolina mirtingumą nuo širdies kraujagyslių sistemos ligų 47%. Tie 7000 žingsnių kasdien. Ir čia žiūrovams sakau, jeigu šiandien nueisim 7000 ir jau 50% mažesnė mirties tikimybė nuo širdies ligų, tai tikrai ne. Metais, dešimtmečiais, kasdien mes privalom surinkti tuos 7000 žingsnių. Tai iš tikrųjų, ir vis dar stebiuosi žmonėmis, kokių dar reikia faktų, kokių dar reikia skaičių ar tyrimų. Ir tai beje, tas mitas 10 000 žingsnių niekada nebuvo jisai moksliškai pagrįstas, nors nebuvo blogas. Bet 7000 žingsnių, kur tikrai ir psichologiškai tik 4 skaičiukai. Nes 10 000 jau 5, jau ten reikia susijimti. O čia labai laisvai, lengvai jie yra prieinami ir praeinami. Tai mano tokia gal prašymas, žinutė ir rekomendacija, pasistengim tuos 7000 bent jau nueiti kasdien. Taigi, gerbėmieji, aš nežinau tokios tabletės, kuri sumažintų, pavyzdžiui, širdies kraujagyslių ligų riziką 50 beveik procentų, o fizinis aktyvumas gali. Ir jis yra mūsų rankose. Gerai, tai priėjome, jau čia profesorius pradėjo dalintis patarimais. Tradiciškai šitoj tinklalaidėje svečių prašome pasidalinti bent 2 skirtingais patarimais. Vienas, tai ką daryti, kad mūsų šiuo atveju metabolinė sveikata būtų kuo geresnė ir ko nedaryti. Kas norit pradėti? Galiu pradėti. Tai gal pirmiausia, nesivaikyti madų ir stengtis viską daryti įpročio formavimu. Tai ne mėnesį ir ne 2 mėnesius kažką stengtis daryti, o tikrai viską susiformuoti ir pradėti daryti gal po truputį ir vis kažką įkomponuoti naujo, bet kad tai būtų visam gyvenimui. Kalbant apie sveiką žmogų, jeigu kažkokie nukrypimai dar kažkas įsiterpia, tai susikurti visą tą mitybą, kuri tiktų konkrečiai jums, nes jeigu kažką bandot, bet jums nesiseka visiškai, tai tą galima pakomponuoti ir kažkaip kitaip įtraukti, netgi ir tų pačių daržovių suvalgymą galima irgi apžaisti, kad viską gauti, bet žmogui būtų tai priimtina. Kitą dalyką, kad taip trumpai norėčiau paminėti, tai yra stengtis privengti ir tų teršalų esančių aplink mus, tai mikroplastiko. Tikrai stengtis negerti visą laiką kavos, ypatingai karštų gėrimų iš tų vadinamų popierinių puodukų, nes tenais vis tiek yra plastiko, vandenį taip pat irgi stengtis ne iš plastikinių buteliukų, o iš metalinių ar stiklinių gerti. Tai irgi labai prisideda prie mūsų sveikatos, nes visi oksidaciniai stresai, visa kita irgi, prasidedantys moksliniai tyrimai yra, kad irgi tai veikia ir irgi tą mūsų ilgaamžiškumą gali išlaikyti kiek įmanoma ilgiau, kad mes sveiki būtume, jeigu mes to privengiam. Rekomendacija valgyti natūralų maistą, kiek įmanoma mažiau turinti etiketės, nes tai yra natūraliausi produktai. Ta prasme, kuo mažesnė etiketė, to geriau? Kuo mažiau, kad iš vis nebūtų etikečių jokių, nes tiesiog yra kažkokia maistinė medžiaga ir ten kas yra, tas yra. Taip. Jeigu jau perkame kažką paruoštą, kad būtų iki 5 produktų, ingredientų juose, pasiskaityti plius minus etiketės išmokti, žinot produktus, kokius jūs mėgstate ir ką renkatės, kas tenais yra. tą seką žiūrėti, ką po ko valgot.
Ir, manau, kadangi tai vėlgi nėra tik tai su mityba, tai miegas labai labai svarbu yra, ir žinoma fizinis krūvis ir stresas, ką minėjo, tai irgi be galo svarbus dalykai. Tai manau, stresą sunkiausiai yra koreguoti, bet tais būdais, ką mes kalbam, irgi prisideda prie streso koregavimo. Tai tikrai tą įmanoma daryti, nes mūsų sveikata vis tiek labiausiai priklauso nuo mūsų gyvensenos ir tai, ką mes patys galim pasirinkti. Ir net jeigu ir turim genetinį polinkį kažkam, tais būdais mes galim tai modifikuoti. Ir tie epigenetiniai dalykai, jie tikrai veikia ir tai yra moksliškai įrodyta. Labai ačiū, Evelina. Aš išgirdau visą eilę patarimų. Ačiū gausiai. Supratau savo, kad ko nedaryti, tai nevalgyti mikroplastiko. O ką daryti, tai valgyti maistą, kuriam nereikia etikečių. O jeigu etiketė yra, tai skaityti. Ir jeigu jau skaitau ir randu tam maisto produkte daugiau kaip 5 ingredientus, jau man raudonas šauktukas, aišku, dar ten turbūt būtų gerai pažiūrėti, kiek ten cukraus, ar ne. Ir dar išgirdau, kad nesivaikyti madų. Mados ateina, praeina, dėja, medicinoje yra mados, pati baisiausia mada, kurią aš žinau, tai mada chirurgijoje, nes irgi dėja, bet būna mados, bet pasirodo ir mityboje yra mados, kurios nepasitvirtina, aš taip suprantu. Tai neskubėti jų sekti, o geriau įsiklausyti į save ir, kaip jūs sakėt, įsivesti palaipsniui savo įpročius, atsirinkti savo tinkamą mitybą ir tai bus geriausias rezultatas. Nes tos mados gal kai kam ir pasitvirtina, bet ne visiems. Ir dėl to ir turėtų būti tas toks labiau individualizuotas požiūris, nes kas vienam tinka, tas ne visą laiką tiks kitam. Tai ačiū, Evelina, daug patarimų naudingų. Profesoriau Arūnai, jūsų patarimai? Turbūt reikėtų šiek tiek nuraminti dėl to deserto, nes kartais, manau, galima ir cukraus. Deserto, saldumyno, turim palepinti save šiek tiek, bet desertas ir yra desertas. Jisai po maisto, o ne vietoj maisto. Tai labai svarbus momentas, jeigu kada nors valgom saldumyną po maisto. Ir dar geriau po to, aišku, pasivaikščioti. Kitas turbūt svarbus dalykas, žinoma, fizinis aktyvumas. 7000 žingsnių, tai minimaliai per dieną, arba net ir užtektų, bet tuomet jau būtinai įtraukti kitas fizinės ypatybės lavinančius pratimus, tai tempimo pratimus mes pamirštam, o tai susiję su širdim. Net ir su kraujospūdžiu ir panašiai. Jėgos treniruotės, va čia jėgos treniruočių ir vyram, ir moterim, ypatingai moterim, dabar jau šiek tiek jau pradeda labiau ir mada atsirasti geroji ta. Jėgos treniruotės yra būtinos mums visiems, ir vaikams, ir senjorams, ir moterims, ir vyrams, bet čia vėl asociacija jėgos treniruočių visiems su ganteliais ir su štangom. Ne, mūsų kūnas yra puikiausia jėgos treniruočių priemonė. Atsispaudimai, atsilenkimai, pritupimai, įtupstai, šuoliukai, su gumom. Tai yra jėgos treniruotės. Tai žinoma, jeigu metus, 2, arba jeigu geresnis, kaip čia stipresnis kūnas, raumenynas, tai galima ganteliukus ir anksčiau ir štangas, bet tai visiškai nėra būtinybė. Tai jėgos treniruotės, tas miokinų gamyba gerai ir smegenim, ir raumenim, ir visam kūnui. Tai turbūt tokie. Ir, jeigu dar elementarios Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijos. Ten oficialiai jos ilgesnės, bet mažiausiai pusvalandis suaugusiam žmogui fizinio aktyvumo. Ir mažiausiai 2 kartai per savaitę jėgos treniruotės, bet aš iš mokslinės pusės pridėčiau 3-4 kartai geriau. Tai tiek, jeigu laikytis 3-4 per savaitę. Per savaitę, jėgos. Bet tas fizinis aktyvumas, pasivaikščiojimas ar bėgiojimas, jeigu vaikščio, tai geriau, kad sparčiau, pusvalandis būtinai per dieną. Bet tai nėra daug. Gerai, profesoriau, išgirdau jūsų 2 patarimus, ką daryti. Tai ta prasme, kad aš juos sukeiščiau vietomis ir antrąjį jūsų patarimą apie fizinį aktyvumą, jėgos treniruotės, kardio ir ėjimo tam tikrą minimalų kiekį dėčiau kaip sąlygą į pirmą. Ir su sąlyga, jeigu pirmą profesoriaus patarimą įgyvendinot, tai tada desertas jūsų, bet su protu ir tik po maisto. Tai čia ką daryti? O ko nedaryti? Ko nedaryti, jeigu apie mitybą mūsų organizmas nieko nepraras, jeigu mes nevalgysim perdirbtos mėsos. Grubiai tariant, dešros.
tikrai mums jinai nereikalinga. Mėsa reikalinga, bet mėsa tikra, neperdirbta. Tai perdirbtos mėsos iš karto galima atsisakyti, tą skyrių praeiti ramiai. Nu ir turbūt kuo mažiau pusfabrikačių, ypač riebaluose virtų. Nu ir tas mūsų kartais mėgiamas Kijevo kotletas, ar ne? Jau nekalbu apie, kaip jos vadinasi, prancūziškos bulvytės. Bulvės free grubiai. Nu tikrai reikėtų vengti, atsisakyti sparnelių virtų aliejuje, nes ten ir kancerogenas gaminasi, ir riebalai, ir tos maistingumo labai mažai. Tai vat šitų aš labiau atsisakyčiau net negu deserto. Tai tikrai to galima taip liaudiškai, žargoniškai tariant, skipinti, nes ten mūsų organizmui nieko nėra. Bet vėlgi, jeigu ten įpročiai svarbiausia kasdieniniai, jeigu ten kartą per vasarą suvalgysim ten kažką, ar ten kartą per mėnesį, atlaikys organizmas. Tai tikrai nieko nenutiks, bet vat, tas įprotis ir dažnumas, to svarbu laikytis. Gera koncepcija. Įėjus į parduotuvę, iš karto žinot, kurios skyrius praleidžiu. Profesorius vieną skyrių paminėjo, gal Evelina dar kurį nors skyrių norite, kad nedetalizuojant, bet pro kurį skyrių geriau dažniau praeiti negu užsukti? Šiaip manau, gal kiek įmanoma stengtis visą maistą ruoštis namuose, nes tada mes dažniausiai nepridėsim to, ko mums nereiktų, nes trans riebalai, jie yra ta maistinė medžiaga, kurios iš vis rekomendacija yra 0 ir jinai yra vienintelė. Ką taip iš skyrių žiūrint praleisti, tai gal visus saldžiuosius gėrimus, nes jie tikrai mums jokios naudos neduoda ir labai kenkia. Ir tą patį galbūt ir saldumynų skyrių, jeigu įmanoma vėlgi tą pasiruošti namuose. Bet vat ką ir dėl deserto, jeigu mes ir retkarčiai suvalgysim kažką ir mums, tas duos, nežinau, psichologinę naudą tuo metu, tai yra, nieko tokio. Ir jeigu mes tenai save labai bausim dėl to, kad suvalgiam šokoladuką, tai bus daugiau žalos iš savęs baudimo negu iš to šokoladuko. Tai viską taip žiūrėti su protu ir, tikrai kažkuo retkarčiais, kaip Ale sako, galima nuklysti, bet tai neturėtų būti kasdien ir su visais valgymais daroma. Tai tam tikrus tuos principus turėti, bet nemanau, kad nei aš, nei kuris iš jūsų ten viską 100% tobulai daro, nes taip nebūna. Tai žinoti tai ir nebausti, nes tas stresas ir iš to gali susikelti, iš savęs ėdimo. Negraužti savęs. Taip. Jeigu jau vienas pagrindinių žmonijos instinktų mus įveikė, tai tą pripažinkim. Taip, ir išeikim pasivaikščioti. Taip, užskaitykim, kad pagodėm savo vidinį vaiką ir negraužkim savęs. Kągi, gerbimieji, tai jūs žiūrėjote tinklalaidę Ilgaamžiškumo pasas. Ir kaip visuomet primenu, kad ekrane galite pamatyti QR kodą, kurį nuskenavę galite parsisiųsti savo asmeninį ilgaamžiškumo pasą, jūsų valia jį pildyti, ką jūs ten įrašysit. Svarbiausia, kad ten atsidurtų tie naudingi patarimai mūsų svečių, gydytojos dietologės Evelinos ir profesoriaus Arūno, tame jūsų pase, kad jūsų gyvenimas būtų kuo ilgesnis ir turėtumėt kuo daugiau sveikų gyvenimo metų. Tai ačiū svečiam. Ačiū. Ačiū.